Sveiki, esu Renata Marcinkutė. Moterim aktualiausias klausimas būna, kaip pakelt užpakaliuką aukštyn. Tai parodysiu specialius pratimus, kurie tikrai padeda jį kilstelt aukštyn. Tai visokie laipiojimai ir šokinėjimai padeda. Jeigu neinat į salę, tai laiptais labai gerai. Bet jeigu einat į salę, tai parodysiu. Tiesiog užlipt, nulipt. Lygiai taip pat su kita koja. Aukštyn. Ir taip reikėtų kokius 3 kart po 20 kiekvienai kojai. Dar vienas firminis pratimas, reikalaujantis nemažai ištvermės. Pradžiai gali būti sunku, bet paskui pajusit jo jėgą. Jeigu nenusversite. Šuoliukai. Taip. Ir dirbam. Tai va, paprasčiausias bus trečias pratimas. Ant kamuolio. Galite ir namie daryti, jeigu neinate į salę. Parodysiu dabar. Ir lygiai taip pat su kita. Taipogi 3-4 priėjimus po 15-20 kartų, kad taip gerai pasijustų. Ketvirtas pratimas, tai bus įtupstai. Į šalis aš parodysiu savo variantą, kokį esu sugalvojus ir labai gerai veikia. Ir parodysiu. Yra labai svarbu laikyti nugarą tiesiai ir tūpti, lyg sėstumėt irgi. Tas pats efektas lyg ant kėdutės. Klasikinis variantas yra tiesiog įtupstai į priekį. Ir didžiausia klaida, kada tupėte ir nežiūrite savo kojų. Turi būti 90 laipsnių kampas. Visiškai va taip. Klaida yra, kai jūs va taip sėda. Tai galite tik pas gydytoją apsilankyti, jeigu taip darysite. Jį galite daryti salėje, galite daryti namie, ant suoliuko, nesvarbu, kur rasite tinkamą paviršių. Šiaip salėje čia daro nugarą, bet moteris sugalvoja gudriau. Taip. Tiesiog keliam kojas į viršų. Yra dar vienas klasikinis variantas, vadinasi varlytė. Tai galima tiesiog šitaip spausti. Reikėtų 4 kart, po 20 tai tikrai.